Sveiki gyvi. Buvom nuvažiavę pas Morganą, namučio. Pakalbėjom apie šį bei tą. Beje, Morgana yra Seimo narė. Ne kiekvienas Seimo narys išdrįsta kalbėtis su nuteistaisiais, su Kalinių sąjunga. Jo labiau ne kiekvienas įsileidžia pas save namo. Tenai nemažai pasakyta buvo, garsių tokių frazių, man asmeniškai patiko antstolių apibūdinimas. Aišku, čia aš dabar šiek tiek su tokiu sarkazmu iš konteksto ištraukiu. Bet visgi drąsiai pasakyta, drąsiai vardinta tiesa ir realybė. Tai va, kviečiu visus pasižiūrėti, įvertinti, pasikalbėti, išsakyti savo nuomonę, pabendrauti. Esant poreikiu, ieškokite. Yra teisininkai, pabendrausime, pabandysime padėti jūsų problemas. Iki mažiau. Labas, Morgana. Labas. Ar sveiki, ar labą dieną, nežinau kaip kreiptis. Galima labas. Tai va, galų gale susitikom, pašnekėsim apie šį bei tą su savo pasakėliam iš Rūsio. Aš labai džiaugiuosi, kad gavau madų, išdidžiai galiu vilkėti. Stengiamės ir mes pasipuošę viską, kaip turi būti. Taip. Bandom atitikti standartus, šiokius tokius. Tai va, liaudis mūsų domisi. Viena nesidomi, kita domisi. Įvairių žmonių pasitaiko. Tai va, ir atvažiavau pasikalbėti dėl tavo vizijų, pozicijų, nuomonių, išsakyti savo nuogąstavimus, kažkokius pastebėjimus. Aš noriu pirmiausia pasakyti, kad nepaprastai daug, ypač pastaruoju metu gaunu užklausų, laiškų, žinučių. Šiaip 4 metus, visą mano kadenciją jų visada buvo labai daug. Dabar jų yra nenormaliai daug. Man yra neramu dėl to, nes jeigu vienu metu jau atrodė, kad dalykai tvarkingėja ir sprendžiasi, kažkokie jau atsiranda pozityvūs dalykai, kuriuos aš girdžiu jau ir iš žmonių susitikus, kad šitas pasikeitė, šitas pagerėjo, čia jau dabar yra kitaip. Tai pastaraisiais mėnesiais, galbūt dėl artėjančių rinkimų, gal dėl kažkokių kitų priežasčių, vėl viskas atrodo lyg tai važiuoja atbulinė eiga. Tai reiškia, kad vėl randasi interpretacijos, vėl daugėja kažkokių vartimusi tai vieną, tai kitą pusę, tvarkų skaitimų, kaip noriu, taip skaitau, kaip noriu, taip interpretuoju, kaip noriu, taip taikau. Ir vis daugiau žmonių klausia, kad ar čia taip turi būti, ar čia legalu, ar čia taip galima. Tai negalima. Bet, aišku, aš noriu gal pasakyti, kad nėra taip, kad aš kiekvieną tą situaciją galiu išspręsti arba galiu išspręsti labai greitai, bet jos vis tiek eina tokiom panašiom temom. Pavyzdžiui, pastaruoju metu daug labai dėl individualios veiklos gaunu užklausų ir interpretacijų su to susijusių ir taikymų. Tai taip, aš jau kreipiausi į kalėjimų tarnybą ir manau, kad dirbsim ir darbo grupę padarysim ir pabandysim sutvarkyti. Bet faktas, kad reikia visada laikyti ranką ant pulso. Ir kad tos jūsų žinutės, kai jūs sakot, kad kažkas neveikia, yra labai svarbu. Nes čia net netiek svarbu parengti naujas tvarkas, kiek visą laiką, tiesiog kiekvieną dieną laikyti tą priežiūrą, parlamentinę kontrolę. Ar veikia, ar taikoma, ar nevyksta tos interpretacijos ir kiti dalykai. Ir čia turbūt yra pagrindinė dalis. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad noriu pasakyti, kad Lietuvos sistema iš mano pusės jau dabar atrodo tokia, jau pakankamai tų tvarkų yra parengta šiandien, ne visos, bet mano nuomonė jau yra pakankamai gerų dalykų pakeista. Dabar reikia kokių kelių, o gal ir net daugiau metų darbo, tiesiog su botagu stovint, su rykšte stovint ir žiūrint, kad taip ir būtų įgyvendinama. Ir šitą darbą yra sunkiau pačiupinėti. Jeigu Seimo narys iškepa kažkokią naują įstatymą arba naują tvarką, tai tada jisai rodo save kaip dirbantį. Jeigu tu kiekvieną dieną stovi su botagu, tą sunkiau pamatyti. Bet aš dar kol kas su to botagu dar stoviu. dar šitą darbą dirbu ir manau, kad kai kurios dalykus dar spėsiu ir iki kadencijos galo gal ir pajudinti dar. Tai va, ir dar vienas dalykas, jeigu aš šitas užklausas neatsakau, jūs negaunat atsakymą į savo žinutę ar į savo laišką,
Tai dažniausiai yra ne todėl, kad aš nenorėjau atsakyti. Gali būti, kad šimtuose tų žinučių ir laiškų jūsų tas laiškas pasimetė, arba aš pasižymėjau atsakyti vėliau ir neatsakiau, tai nebijokit parašyti dar kartą, ir pasakyti, kad labas, aš kreipiausi, tu man nieko neatsakėjai. Priminkit, nieko baisaus yra priminti. Jo, galite primirti ir per jums žinomą grupę. Irgi. Taip. Ir dar Facebook grupėje Kalinių sąjungoje aš stengiuosi skelbti daug tokių praktinių dalykų, kad jūs patys žinotumėt, kokios tvarkos keičiasi, kokie įstatymai. Beje, pas mus tinklapis atsirado. Nuostabus, sveikinu. Dar vienas žingsnis į priekį, aš tiesiog žaviuosi, kaip organizacija tobulėja ir tampa vis labiau tikra organizacija. Tai va, einam papunkčiui tada. Pirmas punktas, kaip suprantu, visiems rūpimas klausimas, tai yra lygtinis paleidimas. Lygtinio paleidimo sistema, įstatymas ir tos galimybės, kaip minėjai, interpretuoti kiekvieną teisės aktą savai. Pastebėtume, kad kiekvieni pataisos namai, kaip dabar ne pataisos namai, o kalėjimai ir jų teisininkai ir ten esantis pareigūnai laisvai interpretuoja teisės aktus, jos iškraipo ir nepaslaptis bent jau mum, kad tai yra kažkokių tai teisinių paslaugų pasiekmių greičiau rinka. Tai mums iškyla klausimas, kodėl diferencijuota, kodėl, žinant, kad tokia betvarkė vyksta įkalinimo įstaigose, nesiimti kažkokių tai priemonių, turiu omeny teisės aktų lygmenyje, kad suvienodinti tvarkas. Ten atsidėjo žmogus 3/4 ir suteikti jam šansą eiti laisvę, eiti probaciją, kad jį matytų visiems, nepaliekam tos terpės tiek teismams, tiek vykdomai valdžiai, tiek pareigūnams iš to užsidirbinėti, manipuliuoti, vienus pūdyti, kitus anksčiau paleidinėti ir tokios tvarkos. Tai... Jo, tai aš noriu pirmą pasakyti, kad čia gal grįžkim prie to, kad teisės aktus tai visokius galima sukurti, bet ta sistema dar turi veikti. Tai kai aš pradėjau šitą kadenciją ir ministerija pradėjo šitą kadenciją, tai lygtinis paleidimas iš vis neveikia. Mes radom neveikiančią sistemą. Neveikia dėl daugybės priežasčių, kai kurios yra viešai žinomos, kai kurios tik tai pokalbiuose kalbama, kad dėl kažkokių dalykų, bet faktas, kad jinai neveikia. Galima dabar jau pasidžiaugti, kad atlikus daug veiksmų mes per 4 metus sumažinom bendrą įkalintų žmonių skaičių nuo maždaug 8 000 iki 5 000. Tai yra didelis žingsnis į priekį. Pusiaukelės namai yra plečiamas tinklas, taip, kai kur labai sunkiai, besipriešinant bendruomenėms, žmonėms pjaudant ant ministrės, ko ten tik nebuvo, bet šitas tinklas yra plečiamas ir jo tikslas yra padėti žmonėms tą pereinamąjį laikotarpį, ypač jeigu ilgai išbuvo įkalinime, tą pereinamąjį laikotarpį turėti. Yra, tai tokie, gal sakyčiau, pagrindiniai žingsniai, kuriuos aš matau kaip padarytus dabar jau, ar ne, ateityje. Man atrodo, reikia ir dar yra vienas dalykas, tai yra nepriklausomas žmogus tose lygtinio paleidimo komisijose. Tai čia dar vienas žingsnis tikintis, kad tos komisijos veiks geriau. Dabar beje kažkaip bando centralizuoti lygtinio paleidimo komisijas ir kalėjimų tarnybos. Bus viena komisija, kiek aš suprantu. Tokia informacija bent jau mūsų siekia. Man reikia tikslintis. Aš daugiau mačiau teisės aktų pakeitimus, dabar būtent dėl to nepriklausomo žmogaus, tai yra biški keitimo sudėties ir atstovų. Kadangi teismų nutartis tiesiog nepaaiškinamas. Ar nedėrėtų šitoj situacijai į tas interesuotas grupės kažkaip bandyti pritraukti teismų administracijas, bent jau pasišnekėti, kažkaip susėsti, kad padiskutuoti konkrečiai teismų nutarčių kontekste? Galvoju, kaip čia politkorektiškai pasakyti. Žiūrėkit, teismų reforma irgi buvo įgyvendinta šitos kadencijos metu. Tai va, teismų reforma, nepriklausomi asmenys komisijose, visi pusiaukelės namai, kiti žingsniai, tai yra žingsniai į priekį, bandant užveiklinti tą lygtinį paleidimą. Teismų reforma nukreipta į kokybę, irgi optimizavimą kokybę, bet jūs supraskit, kad yra ta realybė, kad mes matom iš nutarčių, kad vis dėlto asmeninis požiūrio problemos veikia taip pat, nes ne dirbtinis intelektas yra teisėjas, o žmogus.
Ir mes su to susidurėm. Ir aš manau, kad ta vieša paslaptis, kad tiesiog yra nenoras, ne vienas teisėjas nenori dėti savo parašo po, anksčiau išleisdama žmogų, nes jeigu tas žmogus padarys nusikaltimą, tai čia visuomenė mane, žodžiu, suės. Šita tendencija yra, jinai tapus tokia tradicija, mano tokia nuomonė, gal taip nėra, bet aš matau taip. Tapus tokia tradicija ir tą tradiciją, dabar su ją reikia dirbti. Reikia konkrečiai dirbti. Beje, užmiršau atsivežti teismų nutartį. Baigtinė teismų nutartį, kurioje teisėjas paprasčiausiai išdėsto, kad Europos teisės aktai tai yra Europos teisės aktai, bet ne Lietuvos. Ir dar reikia suprasti kitą dalyką. Ar, sakykime, ką jūs kalbat, kad lygtinis paleidimas ten pagal teisę, iš vis atmetant visus šitos laiptelius, visiems pagal įstatymą, galbūt toks galėtų būti, bet tam turi veikti stipri didelė probacija, kvalifikuota, kad, žmogų paleidus lygtinio paleidimo būdu, toliau su juo vis tiek būtų dirbamas darbas. Kodėl mes užduodam tą klausimą? Todėl, kad konkrečiai dirbam dabar su lygtiniu paleidimu. Mums yra akcentas ir tiesiog nesuvokiam kriterijų. Jeigu akivaizdžiai žmogus nusikaltimas nėra smurtinis, nei privartavimai, nei ten kažkokie banditizmai, dar kažkas nepaleidžiamas ir priešingai paleidžiamas. Ir jų biografijos, rizikos vertinimai, tarp jų sunkiai suvokiama koreliacija. Tai man atrodo, yra ir istoriškai tas įsivaizdavimas, kad sukuriant pakopas mes tarsi kažkokį papildomą saugumą užtikrinam visuomeniai. Kad mes vis dėlto ne pagal popierių štampą laikom ir paleidžiam, o pagal kažkokius jau pasiekimus, ten pasitaisimus ir taip toliau, matydami, kad žmogus konkrečiai padarė pažangą. Jeigu jis vis tiek išlieka toliau labai pavojingas, tai laikoma iki galo. Ar jį po to vis tiek paleidus, mes gal išlošiam ten 3 metus saugumo, nežinau. Bet čia turbūt veikia ir visuomeniniai dalykai, turbūt ir visuomenės pasirengimas. Bet aš net visuomenės pasirengimas gal tokio diskusijos, čia apskritai dar platesnis dalykas, bet aš tai daugiau žiūrėčiau infrastruktūrą, tai yra probacija. Tam tikri barjerai nėra panaikinami ne todėl, kad politikai nesupranta, žmonės nežino, o todėl, kad jeigu tu matai, kad sistema yra nepasiruošus, tu negali to atidaryti tos kartelės. Tiesiog negali. Tu sustatai viską, kad veiktų sistema ir kada jau jį gali priimti, srautą žmonių, tada tu tą ir darai. Tai probacijos iš vis stiprinimas kaip institucijos irgi atsirado tik šitoje kadencijoje. Taip. Sekantis punktas, manyčiau, gal prie kokio maitinimo, kadangi opi problema nuteistiesiems tie žuvų galvų kotletai. Žuvų akių sriubos, ten visokie tokie dalykai. Tai žuvų akių sriubos, čia kaip beveik lakštingalų liežuvėliai. Delikatesas, taip. Paskiau dar tas guliašas širdžių labai kalinių vertinamas ir ypatingai vertinamas. Vis dar yra tas guliašas? Kuriam dėtis. Dėrėtų gal kažkada susės su kalinukais papietaut, skaniai pavalgyti kokią įkalinimo įstaigą. Žiūrėkit, aš valgiau 2 kartus įkalinimo įstaigoje, 1 kartą Pravieniškėse, kitą kartą, gal tik Pravieniškėse. Jo, 2 kartus, bet abu Pravieniškėse. Ir jūs jau sakysit, kad jau ten buvo jau geriau padaryta. Taip, kiekvienas vizitas, kiekviena audra, bet kokia, jinai visų pirma atsiliepia virtuvėje. Taip, kad dažniau lankykitės kaliniai, jums tik tai ačiū sakys. Žiūrėk, man tai netrodo tas maistas valgomas. Nors tuo metu jau žmonės, ir tikrai žmonės net ir kurie nuoširdžiai dirbo resocializacijai, man taip atrodo, ir kiti žmonės, jie jau sakė, kad pažiūrėkit, koks maistas pas mus pasikeitęs dabar daug geriau. Tai iš to daug geriau nelabai aš ten ką galėjau valgyti. Nenoriu žinot, kas buvo prieš tai. Tai yra šitas, bet aš negalėjau valgyti ne dėl to, kad man ten buvo kažkaip itin neskanu, nes kiti žmonės jie suvalgė. Aš tuo metu turėjau diabetą ir man tiesiog netiko ta mityba, tai man čia dar yra vienas svarbesnių dalykų, kad vis dėlto į mane kreipiasi žmonės, kurie turi ir diabetą nustatytą ir kitas ligas. Ir vis tiek jiem taikomi ten visokie apribojimai, net nusipirkti tų jie negali pirktis, jiem neleidžia. Tai iš principo jie negali valgyti, nes jie negali tikrai valgyti angliavandeniais grįsto maisto, ten tų makaronų kažkokių. Įvairių dietų, apart kai kurių pareigūnų yra ar 11 ar 16 meniu, bet realybė tai
Jo, tai aš dėl šito irgi esu pasikreipus į vyrgydytoją ir man reikės patikrinti, kaip ten dabar yra. Su vyrgydytoja buvo linksma istorija, bet apie tai kažkada ateityje tikiuosi. Gerai. Tai va, sekantis dalykas, kas pas mus, socialinė gal pagalba nuteistiesiems, kadangi yra tokia situacija, kai sėdi kalinys, jis ir taip atėjęs iš laisvės, padaręs nusikaltimą, ten eilę metų gal alkoholiavęs, gal dar kažką. Ir jis įstaigoje dar labiau nubukėjo ir kaip jam siekti tų visų liktinių paleidimų, resocializacijų, tų visų problemų sprendimų. Aš žinau, kad yra socialiniai darbuotojai, bet žinau, kad didelę įtaką daro jiems pareigūnai. Ir ar nedėrėtų kažkaip tą socialinio pareigūno statusą iškelti, apsaugoti nuo tų pareigūnų poveikį, tai aš net nežinau. Kadangi nuomonių ir nuotaikų yra visokių. Yra tiesos, bet ne tik kalėjimuose, daugelį įstaigų net ir tas socialinis darbas, kaip jis yra suprantamas, ar tu padedi žmogui, ar tu ten jį kažkaip baudi ir auklėji, tai šito yra ir kitose įstaigose, kada patys socialiniai darbuotojai, ypač jeigu jie ateina dar nesusiformavę kaip specialistai, jauni arba ten nepadirbę užsienį, neturėjo kažkokių neįtvirtinę savo vertybių, savo požiūrio, jie yra įsiurbiami tiesiog tos korporacijos, ar tai būtų kalėjimas, ar tai būtų tos įstaigos bendro fono, yra apminkomi, apmokomi ir greitai tampa tos organizacijos dalim. Turbūt yra labai svarbu suprasti, kad čia turi kažkaip iš socialinio darbuotojo pusės žiūrint, kadangi aš su šitais specialistais dirbau, jiems yra iš tiesų sunku, net tiems, kurie turi savo vertybės ir požiūrį, jeigu pati įstaiga yra visiškai kitokia, tai juos tiesiog suėda. Išėda tiesiog iš darbo. Nes jie, nesilaiko tradicijų, nes jie čia atėjo ir savo kažką čia bando, čia savo kažką, o pas mus čia visai ne taip. Ir juos tiesiog smugdo, kol jie galiausiai palūžta ir išeina. Tai net čia aš kalbu apie tos net tie, kurie turi stuburą. Tai nežinau, čia yra svarbu ir tas profesinis jų palaikymas viduje ir galimybės, aišku, viršuje administracijoje turėti kažkokį stogą, tai reiškia kažką, kas iš administracijos eitų ir aiškintus ir padėtų tiem socialiniam darbuotojams dirbti savo darbą ir nebūti veikiamiem aplinkos, kuri galbūt yra neigiama. Ir aišku, tas socialinis darbuotojas irgi, jisai tampa tokiu, jis kartais net ir negali visiškai daryti to, ko norėtų, nes ir jam tenka išlikimo kovoje dalyvauti, prisitaikyti kažkiek. Tai svarbu, kad jisai prisitaikytų tiek, kad tai nepamintų nuo jo darbo misijų. Ir čia yra, ką aš noriu pasakyti, aš galiu įsivaizduoti, kas tai yra kalėjime, kur tai yra 90-ųjų sovietinė sistema ir ką reiškia ateiti ten žmogui, kuris, padirbo socialinį darbą Vokietijoje ir ten, pavyzdžiui, baigė studijas Vokietijoje ir čia, grįžo ir dabar nuėjo dirbti kalėjimą. Ir dar jis jaunas ir dar neturi jokio stogo administracijoje, nieko pas ką, neišliks jisai tenai paprasčiausiai. Tai yra kalėjimai, bet buvo ir man atrodo ir dabar dar yra daug ir kitose įstaigose. Tai o socialinė pagalba, aš socialinė pagalba juk nėra auklėjamoji priemonė, tai yra pagalba. Tu dirbi su žmogum tokiame lygmenyje, kokiame jis yra. Jeigu tu kaip įvardini žmogų, kuriam trūksta visų įmanomų įgūdžių, kuris yra atbūkęs, kuriam apskritai jau yra sunku funkcionuoti. Taip, jis negali įvardinti tiksliai savo problemos. Daleiskim, kaip jiems spręsti antstolių tą pačią problemą, kaip jiems spręsti ten elementų paskirstimą, kaip bendrauti su šeima, jeigu jis nesuvokia tam tikrų dalykų. Kreipiantis į resocializacijos skyrių ten pataisos namuose, tai tokių paslaugų tikrai tu negausi, bent jau kokybiškų, nuo individualių pareigūnų priklauso, bet bendrai ta sistema nedirba. Tai kaip dasibelst iki to žmogelio ir pasakyti, bičiuli, tu gali per tą laiką, kol tu čia atlieki tą laisvės atimimo bausmę, tvarkytis, eiti link kažko tai, siekti rezultatų, perskaityti knygą, baigti ten 9 klases, susitvarkyti antstolius ten, pradėti planuoti verslą ar Jo, tai socialiniai darbuotojai tam ir baigia mokslus, jie
turi tos savo įrankius, motyvacinį interviu ir kitus dalykus, nenoriu tai įlysti, bet jie turi būdus, kaip dirbti su žmogum, atsispiriant nuo taško, kuriame jis yra. Jeigu jis yra ten labai žemai, tai tu ten pradedi nuo paprastų dalykų. Jeigu jis jau yra pažengęs, tai ten padedi jam su kažkokiais sudėtingesniais. Dabar tokie dalykai kaip antstoliai. Labai mėgstu antstolius. Labai, mano viena mėgstamiausia. Juos visi mėgsta, kaliniai ypač. Tokie dalykai kaip antstoliai, jie iš principo nėra socialinio darbuotojo darbas. Socialinio darbuotojo darbas yra užtikrinti, padėti žmogui rasti sprendimą. Tai yra sujungti jį su kažkuo, kas konsultuoja šitais klausimais ir po to, kad jisai gyvendintų sudarytą planą. Paklausti, kaip sekasi atlikti žingsnius. Antstoliai man užima didelę laiko dalį, tai reiškia, kad jų atsakymus, jų rašymą, jų ten e-mailus, jų teisės ten visokius ten, žodžiu, variantus ir interpretacijas. Aš pati nuoširdžiai pasakysiu, aš tikrai turiu padirbėti, kad suprasčiau, išsianalizuočiau, kartais pasiskambinu į ministeriją. Tai nėra paprastas dalykas, tai yra tu dalyvauji mechanizme, kuris visiškai nėra pritaikytas žmogui. Ką noriu pasakyti? Aš turėjau ne vieną konkretų atvejį, kai žmogus susiduria su antstoliais, o aš jam padedu eiti tą kelią. Ir skaitau tos visus atsakymus, skaitau raštus, skaitau viską. Ir aš suprantu, kad jis žlugęs. Ta prasme, jeigu man tai užima valandas ir skambučius į ministeriją, tai kaip tas žmogus gali suprasti, kas jam yra sakoma. Tai čia yra vienas dalykas, bet jis atsiremia turbūt vėlgi į požiūrį ir į visą antstolių sistemą Lietuvoje. Kitaip tariant, antstolis Lietuvoje yra baudžiančioji institucija. Represinė. Jis įsivaizduoja, kad jo darbas yra žmogų įžeidinėti, žeminti, atsakyti taip, kad jis nieko nesuprastų. Ir, nežinau, tokiu būti botagu. Bet jo darbas yra valstybei sugrąžinti pinigus. Tai jeigu antstolis kelia tikslą, kad jo darbas yra valstybei sugrąžinti pinigus, tai iš principo jis turi daryti visus veiksmus, kad padėtų tam žmogui išsimokėti skolas. Kuo labiau pritaikyti kalbą, atsakyti 30 000 kartų tol, ko žmogus supras, rašyti po sakinį, verčiant į ten paprasčiausius teiginius ir visą kitą, suteikiant visą, nežinau, įmanomas ten variantus kažkokius. Žodžiu, išaiškinant nuo A iki Z ir skiriant tam 1000 valandų, kad jo klientas, skolininkas, viską gautų, ko reikia, kad išsimokėtų skolą. Vienu žodžiu, einam prie moralinių normų. Ir mes, antstoliai nedirba savo darbo. Mano vertinimas šiandien yra, jie neatlieka savo darbo ir jie kenkia valstybei šiandien, todėl kad jie nesugeba jo dirbti. Jie norėdami įžeidinėti žmogų ir toliau bausti, iš principo daro žalą valstybei, nes valstybė irgi neatgauna pinigų. Taip, neatgauna valstybė pinigų, neatgauna ten mama laukianti alimentų, neatgauna ne dėl blogo skolininko, o dėl blogo antstolio. Ir tai yra, turbūt nuskambės radikaliai, bet aš apie šitą tai jau labai taip ir radikaliai gana ir kalbu, nes taip ir yra. Tiesiog aš tą mačiau iš labai arti ir aš suprantu, kad žmogui suteikus geranoriškai visą pagalbą, susigaudyti teisės aktuose, suprasti, kokios skolos galbūt jam gali būti nubraukiamos, nes jau ten yra tam tikrai įstatymai, kurie padeda tą padaryti. Senaties terminus išaiškinant, žodžiu, susimažinant ten, išsidėstant, susitariant su darbdaviu, išsidėstant kažkokias suvokiamas sumas. Ir visus kitus dalykus, padedant suprasti, kur ten tavo vaiko pinigus juk nuskaičiuoja. Nes antstolis nemato, tai nėra kaltas antstolis, jis nemato, bet jis irgi yra atsakingas žmogui padėti suprasti, kad paaiškinti, kad žiūrėk, šitiem pinigam tu ten turi mane informuoti, tada aš žinosiu, tada mes nenuskaitysim, tada vaikas gaus savo pinigus, taip toliau. Viena didelė problema yra čia ir aš sutikau daugybę žmonių, kurie nori išsimokėti antstolius, kurie nori gyventi be skolų ir turėti gyvenimą be skolų. Išsispręs problemas. Bet jie tik užsimotyvuoja tą daryti. Pirmas susitikimas su antstoliu arba pirmas raštas ir tada visa ta kanceliarinė kalba, interpretavimas, atsikalinėjimas, kažkokie ten technokratiniai, kažkokie ten straipsnių citavimai, viskas, visa gero. Žmogus sako, čia ne man, aš taip, žmogus supyksta, apsisuka, nusipjauna. Ne tik supyksta, nes jis supranta, kad jis neįveiks šito. Jam čia yra neįveikiama kalba, neįveikiama sistema, jis niekada jos neperpras ir belieka. Čia bendrai ta sistema, tiek kalbant apie lygtinį
paleidimą, apie bendravimą su teismais, tas visur ta pati istorija. Bet tai yra, žiūrėkit, valstybė pinigų negauna, mama laukiant alimentų negauna, žmogus gyvena iš išmokų, nes neina dirbti, nes jam neapsimoka, arba dirba šešėlėje, tada valstybė negauna mokesčių. Ir kas dėl to kaltas, ar skolininkas kaltas? Antstolis dėl to kaltas. Radikalus pasakymas. Labai nepopuliarus pasakymas. Labai nepopuliarus, bet kol nepasikeis čia požiūris, aš norėjau iš tikrųjų padaryti įstatymų pataisą ir liepti kiekvienam antstolio biure privalomi turėti socialinį darbuotoją. Kuris, tai, ką antstolis subarbatuos savo straipsniais, paversi, jeigu tu pats nesugebi, žiūrėk, tu nesugebi, tu neturi šito gebėjimo, tada būk įpareigotas, mokėk atlyginimą socialiniam darbuotojui, jisai pasisodins tą žmogų, prieinama kalba, išves visą tą tavo, ką tu ten norėjai pasakyti, nuims ten tavo visas tas pagiežas, žeminimus ir neapykantas ir tada tiesiog užmotyvuos žmogų, paskatins. Užpildys kažkokį blankutį, kultūringai padės surašyti, parodys, kur pasirašyti. Jo, yra tokia iniciatyva iš mano pusės ir aš, jeigu turėsiu galimybę, tai aš ją gyveninsiu. Aš tiesiog iki antstolių šitą kadenciją dar netėjau, nes jiems reikia atskiros kadencijos. Tikėsimės ateiti. Taip. Paskiau pabandysiu dabar užėti dar iš toliau. N metų, ta Lietuva jau nepriklausoma, didžioji visuomenės dalis tikisi ir gyvena tame. Ir dabar šalia mūsų yra tas mūsų didysis kaimynas, kur kalėjimų sistema, žinome, atėjo visa kultūra iš tenai. Lageriai, visas tas pareigūnų darbas, tai visi kankinimai, tampimai ten. Dabar vykstant tam geopolitiniam tokiam sujudimui, ir ką čia kalbėti, karui Ukrainoje, matome, kaip Rusijos lageriai keičiasi. Ir mes kaip kaliniai stebime tokias paralelės. Ką noriu pasakyti? Kriminalinės žvalgybos pareigūnai eina dirbti vertintojais, eina dirbti į socialinių darbuotojų pareigas, resocializacijos skyrių. Atskiriama kriminalinė žvalgyba kaip atskira struktūra pavaldi tik tai kalėjimų tarnybai. Sureikšminamas režimo pareigūnų dalyvavimas, rolė visame tame administravime ir valdyme. Mūsų bendra tendencija eiti į Europos pusę. Tačiau sureikšminus kriminalinę žvalgybą ir režimo tarnybas, mes grįžtame į Rusiją, kadangi ten tokia tvarka. Rusijoje viską diriguoja ir, kaip pasakyti, šešėlė valdo kriminalinės žvalgybos vyriausias pareigūnas, tai vadinamas kumas. Ir dabar, kaip suprantu, ta tvarka artėja ir pas mus. Ir jinai jau pasireiškia. Jeigu daleiskime Europinės CPT komisijos sako, kad reikėtų kovoti su narkotikų patekimu ir subkultūra, tai tada mūsų valdžia tai supranta, kad reikia nešviesti žmogų, kažkaip tai jį statyti tiesos kelią, bet būtinai tais senais tarybiniais represiniais metodais, nežiūrinti tai, kad jis jau turi 10 ar 15 metų, pakartotinai jį dar pagauti ir dar skirti jam dar 12-14 metų ir tai be galo, be krašto. Ir sukti tas visokias bylas, intrigas, manipuliuoti kaliniais ir tame tas įsisuka. Tai kuo mes tada globaliai skiriamės nuo tos Rusijos, jeigu tas pats dedasi pas mus? Mes bėgame į Europą, o tos priekabos atkabinti negalime. Ir mes visiems, kad ir sakome, jo, turėtumėm kažkokiais tai pedagogikos būdais ten išmokyti, ten kažkaip dasibelsti iki sąmoningumo. Ir kita vertus, kitoj rankytei turime kažkas ir režimo instrumentą, kuris su dideliu malonumu ir kartais net pasityčiojimu ten suduos tam kaliniui, paspardys, jį padaužys, ten pakiš, ką nors nuteis, ten badu pamarins. Nesenas atvejis buvo Vilniaus pataisos namuose, kaip tas spec padalinys daužė ir spardė tos kalinius. Tai ko tikėtis iš tokių spec padalinių kareivių, nesuprantu aš. Kaip jie gali savo tą patirtį realizuoti ant savo piliečių, kokie jie bebūtų, bet kaip tu gali juos spardyti ir daužyti ir treniruotis. Tai va,
Mane tas dar... Man atrodo, kad CPT, nu tai tie, kaip sakyti, europiniai vertinimai dėl kankinimų ir smurto, jie, nu tu sakai teisybę, šiaip jie kalba